Džiaugiuosi taip pat, kad vyksta šita diskusija. Man atrodo, tema yra tokia plati, kad galėtumėm dar į kiekvieną šitą temą toliau nerti. Ir iš tikrųjų, aš šiandien norėčiau šiek tiek pakviesti jūs nerti tokius techninius labiau dalykus. Ir tuoj pabandysiu čia išplėsti viską. Taip, ir noriu pakalbėti apie tai, kas daroma su turinio moderavimu ir kas daroma su algoritmų reguliavimu. Tai šiandien nuskambėjo ta frazė, kad iš tikrųjų turėtumėm kaltinti algoritmą ir kad jisai dažnu atveju yra mūsų tas didysis priešas. Mes esam susitelkę į tokį to turinio vertinimą, koks yra žalingas turinys, ir tai yra, žinoma, pirmas žingsnis, bet iš tikrųjų mes kaip debunk.org, dezinformacijos analizės centras, matome, kad tos tendencijos keičiasi ir kad algoritmų įtaka, ypač dirbtinio intelekto kontekste, jinai vis didėja. Tai kalbant šiek tiek įžangą apie Debunk, tai mes esam, kaip minėjo, nevyriausybinė organizacija, dezinformacijos analizės centras. Įsikūrėm Lietuvoje, čia veikiam, bet veikiam ir Europos plotmėje, tai turim analitikų įvairiose Europos šalise, vedam mokymus ne tik Europoje, apmokom tos dezinformacijos ir užsienio manipulacijos ir kišimosi analitikus ir Afrikoje, Pietų Amerikoje, Pietryčių Azijai. Ir mūsų tikslas yra suprasti ne tik, kokia ta dezinformacija, kaip manipuliuojama mūsų nuomonė, bet ir suprasti, kokia infrastruktūra už viso to yra, kaip veikia ne tik algoritmai, bet ypač kalbant apie tą politinę dezinformaciją, užsienio mūsų visokių nedraugiškų kaimynų vykdoma, tai kokia yra visa ta infrastruktūra, kaip yra išnaudojamas platformas, koks yra finansavimas, kam tai naudinga ir kaip tai veikia. Tai iš tikrųjų kolegės jau padarė didelį darbą pristatant, kaip ta dezinformacija, kuo skiriasi misinformacija nuo dezinformacijos, nuo malinformacijos, kaip veikia algoritmai, kaip veikia manipuliacija ir panašiai. Tai aš čia šiek tiek iš mūsų patirties noriu pridėti tokį šiek tiek tą dirbtinio intelekto lygį. Ir iš tikrųjų pagrindinė mintis mano šiandien yra, kalbant ir apie algoritmus, ir apie dezinformacijos įtaką, tai yra apie tai, jog net nebekiek svarbu yra žinutė arba turinys, bet svarbu jos kiekis ir mastas. Nes kas vyksta su dirbtiniu intelektu, tai jūs turbūt girdėjot, jau, ypač kas turi vaikų, praeitais metais labai išpopuliarėjo žodis slopas, tai reiškia šlamštas. Tai yra dirbtinio intelekto prigeneruojamas pigus turinys, net nebūtinai ten, kad baisiai įtaigus ar baisiai tikroviškas, tai gali būti netgi tas brain rot visokie filmukai arba, pavyzdžiui, Lego kampanijos, ar ne. Bet jo prigeneruojama tiek daug, kad net sunku jį visą mums reaguoti į jį ir įsijungia kokie tokie įdomus mechanizmai, kad mes gaunam tokią sensorinę perkrovą nuo to dirbtinio intelekto didžiulio kiekio, tai galite įsivaizduoti jūsų feede, galbūt yra ten šimtai kačiukų sugeneruotų video, arba ten kažkokie dirbtiniai sugeneruoti tsunamio video man ten išmeta. Tai galite įsivaizduoti kiekvieną savo tą feedą, ten Pintereste, jeigu pažiūrėjot vieną nuotrauką, tai jums ten primes dirbtinio intelekto. Ir nuo to viso slopo mes gaunasi, kad pradedam šiek tiek ignoruoti tą dirbtinio intelekto viso slopą. Ir tuomet, kas įvyksta, kad tas kiekis neutralizuoja mūsų kritinį mąstymą, kad mes net nebeįsitraukiam į tos informacijos vertinimą sąmoningą, bet nepaisant to, nors neįsitraukiam, vis tiek ta informacija lieka mūsų galvoje. Mes kažkur matėm kažkokią, tarkim, politinių atvejų, tarkim, buvo parodyta kažkokias kampanijas, kurios nukreiptos prieš kandidatus ir tuomet mes galvom, čia tai turbūt dezinformacija, praleidžiam, bet jeigu tos informacijos labai labai daug ir vis tai kartojama, tai kažkur pradeda formuotis mūsų galvoj kažkokia tokia netikra atmintis, kad galbūt kitą kartą susidūrę su ta informacija mes galvosim, bet kažkas ten su ta politinė kandidatė buvo keisto, nepamenu kas, bet kažkoks toksai lieka tas toksai poskonis. Tai va čia yra mūsų
mūsų požiūrių vienas iš tokių svarbių ir esminių dalykų, kaip dirbtinis intelektas keičia visą dezinformacijos lauką. Ir tai ypatingai svarbu, kalbant apie vaikus, nes kai tas aplenkiamas kritinis mąstymas, tuomet, ypač tada sunku ir toliau skatinti vaikus kritiškai vertinti, nes jau tas pat mechanizmas yra išjungiamas. Ir šiek tiek noriu paoponuoti tą idėją, kad vaikai yra labiau raštingesni, dirbtinio intelekto klausimu galime vėl diskutuoti, nes iš mūsų patirties mes kiek turim, tarkim, įvairių medijų raštingumo interakcijų ir su vaikais, ir su suaugusiais, tai žinoma, nėra reprezentatyvi apklausa, bet matom, kad, tarkim, atsakyti į klausimus, kuri nuotrauka yra dirbtinio intelekto sugeneruota, o kuri tikra, vaikams sekas prasčiau nei suaugusiems. Nes jie praleidžia daug daugiau laiko, jų patirtis gyvenime yra mažesnė ir tas tikrovės pajautimas, kas yra tikrai tikra ten informacijos kažkokie mūsų sudėlioti žemėlapiai, jie yra dar mažesni ir kritinis mąstymas yra netaip išvystytas, todėl jiems atpažinti, kas yra dirbtinio intelekto informacija, kas ne, gali būti ir sudėtingiau. Ir čia kalbant apie, prieš kalbant apie konkrečius reguliavimo įrankius, kuriuos iš tikrųjų šiandien noriu aptarti, tai noriu pakalbėti dirbtinio intelekto dezinformacijos kontekste apie tai, ką mes turime saugoti. Tai dabar tyrėjai, ypač dirbtinio intelekto lauke, pradeda vartoti tokią sąvoką kaip mąstymo autonomija, tai mano vertimas angliškai tai skamba cognitive sovereignty, tai reiškia individo gebėjimas autonomiškai suvokti save ir aplinką, formuoti savo įsitikinimus be manipulacijos išorinės. Žinoma, ta prasme, įtakos yra iš tėvų, iš bendruomenės ir panašiai, bet ta prasme, be tokios tikslinės, priešiškos algoritmais ir monetizacija grįstos manipulacijos. Ir kolegės iš tikrųjų kalbėjo apie to atsparumo didinimą, apie kritinio mąstymo ugdymą. Tai yra viena didžiulė sritis, aš ją šiandien mažiau koncentruosiuos, bet aš noriu koncentruoti šiandien į apsaugą. Nes mes turime turėti įrankius apsaugoti vaikus, nes iš tikrųjų, kaip sakė, tos džiunglės yra labai sudėtingos ir negalim vaikų tik tai paleisti tik su jų įrankiais, kad ir kokius gerus mes juos išmokysim, kokius gerus duosim, nes tie struktūriniai momentai yra per sudėtingi. Tai saugant ir skatinant ir tą mąstymo autonomiją vaikų skaitmeninėje erdvėje turime suprasti ir diegti tos apsaugos mechanizmus nuo žalingo ir nelegalaus turinio, turime saugoti nuo tų dirbtinai susirūntą informacijos lauko, ką jau minėjau, nuo personalizuotų algoritmų turinio ir dar kitas momentas tai saugoti nuo kompulsyvų naudojimą skatinančių platformų dizaino. Tai ir čia visoje mano prezentacijoje aš bandau skirti tas dvi dimensijas. Tai viena vertus turinio egzistavimą, žalingo turinio, dezinformacinio turinio ir jo moderavimą, raportavimą. Ir kitas lygmuo yra tas sisteminis žalingas turinio platformų veikimas, algoritmai, priklausomybės, tam tikri mechanizmai, kurį irgi galime reguliuoti ir galime žiūrėti, kas čia vyksta. Ir iš tikrųjų, atsakant tą prieš tai užduotą klausimą, kad ES jau turime įrankius, kurie mums padeda tai daryti ir kurie yra jau užsukti procesai, kad vertinti, kaip platformos, kaip jų dizainas, kaip jų algoritmai padeda arba kenkia vaikams. Tai toks pagrindinis banginis yra skaitmeninių paslaugų aktas, SPA, arba angliškai Digital Service Act. Ir vienas tokių esminių momentų, kas yra sukurta su šiuo reguliaciniu mechanizmu, tai kaip jau minėjo vaikų linijos ar ne atstovė, tai yra tas patikimų pranešėjų statusas. Tai kad tos visos didžiosios platformos, kurios turi daugiau nei 45 milijonus vartotojų, turi įsidiegti pranešimų kelius, kai nevyriausybinės organizacijos, patikimi, net nebūtinai nevyriausybinės, bet patikimi pranešėjai gali teikti pranešimus ir juos yra iškart reaguojama. Nes turbūt, žinot, reportavus kažką šiaip kaip piliečiai metoje ir Facebook ar kažkur, tai net neaišku, kur tas mūsų pranešimas nueina, ar ten kažkas įvyksta ar ne. Šituo atveju turi reaguoti ir atsakyti iškart. Apie tai dar šiek tiek pašnekėsiu, bet šitas skaitmeninių paslaugų aktas taip pat įpareigoja platformas kasmet vertinti rizikas
ir mažinti jas, kurios susijusios yra su būtent tomis išvardintomis problemomis. Tai demokratinio diskurso, žala demokratiniam diskursui, rinkimams, dezinformacijos plitimui ir nepilnamečio apsaugai. Tai tam tikra prasme, tai platformos turi pasidaryti tokius auditus, arba pačios, arba kreipiantis iš kas organizacijas, turi pateikti komisijai ir komisija tada vertina. Ir jeigu jie nepateikia arba pateikia na tokį aplaidų vertinimą, komisija tada pati vertina, ar tos sisteminės, ar jie prisima atsakomybę už tas sisteminės rizikas. Tada dar šitame SPA akte yra numatomas reklamos ribojimas, tikslinės reklamos ribojimas nepilnamečiams ir algoritmų skaidrumo įpareigojimas, kad teisė kiekvienam vartotojui suprasti, kokiais rekomendavimo kriterijais yra matomas turinys ir turėti galimybę pasirinkti neprofiliuojamą turinį. Tai kitas dar dalykas yra, kuris numato visą tą skaitmeninės erdvės reguliaciją vaikų atžvilgių, tai yra bendro duomenų apsaugos reglamento 8 straipsnis, bet čia tiesiog yra tas momentas, kad jisai įsteigia tą ribą, nuo kurios vaikai gali patys duoti susitikimą dėl savo asmens duomenų. Ir Lietuvoje tai yra pasirinkta 14 metų riba, ES bendra taisyklė 16, bet galima rinktis ir mažesnė. Tai čia tokie, kas dabar vyksta, bet įdomu tai, kad yra ir numatoma ir tolimesnių tų reguliavimo mechanizmų ES, tai yra dirbtinio intelekto aktas, kuris šiaip jau veikia, 5 straipsnis jau draudžia dirbtinio intelekto sistemas, išnaudojančios vartotojų pažeidžiamumą, pavyzdžiui, dėl amžiaus, arba kuris naudoja manipuliatyvias technikas, bet įdomu tai, kad nuo šių metų rugpjūčio įsigalios 50 straipsnis, kuriuo bus privaloma židinėti dirbtinio intelekto turinį. Tai ir deepfake video, vaizdus, sintetinį tekstą. Bet kol kas šitas dirbtinio intelekto aktas yra tokioj fazė, kur yra nelabai aiškus dar įgyvendinimo mechanizmai. Tai visos bylos, apie kurias papasakosiu vėliau, kol kas vyksta palei tą SPA reglamentą. Na ir dar kol kas tik tai tokiam kūrimo procese Europos komisija žada teikti skaitmeninio teisingumo aktą, vėlgi angliškai tai yra Digital Fairness Act. Ir šitas aktas yra skirtas tam tikrą prasme sujungti skirtingą reguliavimą ir spręsti problemas dėl platformų priklausomybės skatinančio dizaino, dėl influencerių klaidinančios rinkodaros ir nesąžiningo personalizavimo. Tai čia dar neaišku, kaip kas veiks ir ar nebus tam tikro ir pasipriešinimo dėl perdėto reguliavimo, dėl ko dažnai ES kaltinama. Bet kryptis matoma, kad ES mato tą platformų atsakomybę kaip tokią, kurią tikrai įvairiais kampais mes galime reguliuoti ir vėlgi nepermesti atsakomybės tik vaikams, tėvams, bet reikalauti iš platformų atsakomybės. Ir grįžtant vėl prie tų dviejų dimensijų, kur minėjau saugot nuo turinio ir saugot nuo veikimo, tai kaip šiek tiek jau papasakojau apie tą patikimų pranešėjų mechanizmą, tai man atrodo, kad čia yra tikrai labai geras dalykas, kuris iš pradžių gal šiek tiek skeptiškai žiūrėjom, bet matom, kad veikia ir mes debunk.org turim šitą patikimo pranešėją irgi statusą nuo praeitų metų pavasario. Tai šitą statusą teikia ryšių reguliavimo tarnyba. Ir iš tikrųjų per šituos metus mes pateikėm beveik 1500 ataskaitų metai, kuriuose įvardijom per 26 000 įvairių linkų su nelegaliu turiniu. Ir beveik visos šios ataskaitos ir visi šitie turinio linkai buvo pašalinti, bet daugiausia tai yra susijęs su nelegaliu turiniu. Tai vėl, čia šiek tiek yra tokia problema, kad tas nelegalus turinys ir patikima pranešėjo statusas neleidžia pranešti ir įpareigoti platformų reaguoti į bet kokį dezinformacinį turinį, ypatingai misinformaciją, ten AI slap ir panašiai. Čia mes kalbame tik tai apie tą nelegalų turinį, kaip yra reglamentuojama nacionalinėse teisės aktuose. Tai vaikų seksualinio išnaudojimo turinys, neapykantos kalba, teroristinis turinys, smurtinis, gyvybei pavojingas turinys ir panašiai. Bet šitas mechanizmas veikia ir tai yra vienas iš tikrųjų iš dalykų, kuriuos mes irgi skatintumėm daugiau organizacijų Lietuvoje įsijungti savo atsakomybės srity, bet irgi tapti to patikimu pranešėju. Na ir
Pagrindinis klausimas, kaip saugoti vaikus nuo to žalingo platformų veikimo ir algoritmų veikimo. Tai aš tiesiog dar noriu šiek tiek papasakoti apie to SPA atvejus, ką veikia Europos komisija ir kaip yra įgyvendinamas tas SPA reglamentas. Tai pirmasis tyrimas ir dar prieš pradedant noriu paminėti, kad būtent šitie SPA tyrimai ir pirmiausia yra orientuoti į vaikus, kaip į pačią pažeidžiamiausią grupę. Nes reglamentas apima visus vartotojus, bet buvo pasirinkta būtent nepilnamečių saugumo ir privatumo klausimų sprendimas. Tai pirmasis tyrimas jau yra pradedamas oficialiai pareikšta ta tokia formali procedūra prieš Snapchat, būtent dėl galimo SPA pažeidimų nepilnamečių saugumo ir privatumo klausimais. Tai visų pirma, kad yra labai fiktyvus amžiaus tikrinimas, kad yra sudaroma galimybė nepilnamečiams, suaugusiesiems apsimesti vaikais ir Snapchat'e, kur yra tokia labai, net sakyčiau, privati ta susirašinėjimo ir dalinimas informacija erdvė, kad prieiti prie vaikų ir nėra pakankamo apsaugos mechanizmų nors seksualinio išnaudojimo, kad yra parinkti tie by default nesaugus nustatymai vaikams, kad yra taip pat neteisėta prekių reklama šitai platformai ir nėra tų pranešimo apie turinį veikiančių mechanizmų. Tai čia jau Snapchat turi rimtai padirbėti, kad išvengtų baudos, rašyti ir paaiškinimus, taip pat šalinti pažeidimus, bet jiems gresia bauda iki 6% pasaulinės metinės apyvartos. Yra dar 2 tyrimai, tai TikTok'ui ir pornografijos platformams. Tai TikTok'ui pradėtas procesas, tai Snapchat'o atveju jau yra išvada, jau jie, tai tam tikras toksai teisinis procesas, o čia TikTok'o preliminari SPA pažeidimo išvada pateikta dėl to, jog TikTok'o platformos veikimo mechanizmai, dizainai įvardinti kaip pažeidžiantis reglamentą, kad būtent jie neatliko to rizikų vertinimo ir neįsivertino algoritmo žalos nepilnamečių fiziniai ir psichiniai sveikatai. Tai būtent tame rizikos vertinimo momente yra paminėta, kad turite įvertinti žalą, o TikTok'as įvardintas kaip priklausomybę keliantis ir tai žinome visus tos kriterijus, tai tas begalinis turinio slenkimas, automatinis vaizdų paleidimas, visokie šokantis pranešimai, atlygio mechanizmų įtaka. Ir taip pat nurodyta šitam tyrime, kad personalizuota rekomendavimo sistema irgi yra be pakankamų saugiklių. Ir kad TikTok'as žinojo ir žino apie tai, koks yra priklausomybė skatinantis jų dizainas, yra netgi tokių duomenų, kad jų vidiniuose dokumentuose net yra įrašyta, kiek laiko užtrunka vaikui tapti priklausomu nuo TikTok'ų, kad ten reikia peržiūrėti tiesiog kelius šimtus video ir praleisti ten vos ne keliasdešimt minučių. Ir tada jau jie žino, kad vaikas jau viskas pagautas jų. Ir, žodžiu, pagrindinis yra tas vertinimas ir kaltinimas TikTok'ai, kad jie neįvertino žalos ir labai sąmoningai kūrė rizikas nepilnamečių psichikos sveikatai. Ir vėlgi, TikTok'as dabar jau turi bendradarbiauti su komisija, bet jeigu jie nesugebės atsakyti ir pašalinti šitų trūkumų, vėlgi bauda galima pagal SPA iki 6% metinės apyvartos. Ir trečias atvejis yra pornografijos saitų irgi atsakomybė dėl nepakankamos apsaugos dėl nepilnamečių prieigos. Tai vėlgi pagrindinis čia argumentas yra, kad yra fiktyvi apsauga, tas jeigu tik tai iššoka langas paspaust ar tau 18 ar ne ir tiek. Kad jeigu yra kažkoks turinys, tai jeigu nepilnamečiams ten turinio sulėjimas ar perėpimai 18+, nelabai ten turi irgi įtakos ir vėlgi tas pats procesas, kad gresia bauda. Tai šiek tiek apibendrinant, tai vėlgi matom, kad SPA šitas reglamentas leidžia susitelkti ne į turinį, ką daro dabar labiau patikimi pranešėjai, bet būtent kaip algoritmai ir kaip pačios platformos kokia jų atsakomybė apsaugoti vaikus. Ne tik, kad bet ką daryti, kad tik tai monetizuoti jų įsitraukimą, bet kokia jų atsakomybė yra tos algoritmus, kuriam taip, kad jie nebūtų žalingi vaikams.
Ir dar įdomu, ką noriu pakalbėti, tai yra apie tai, jog mums svarbu net suprasti ne tik ES kontekstą, bet įdomu ir pamatyti, kas vyksta Amerikoje, nes tos platformos vis tiek jos yra kuriamos ir plėtojamos Amerikoje. Ir čia veikia jau ne ES reguliavimas, dėl ko Amerika mus dažnai labai kritikuoja, kad mes čia visą savo inovacijas žlugdom, bet veikia jau jų reglamentas, aš nesigilinsiu kokiais ten teisiniais pagrindais, bet iš tikrųjų, būtent praeitą mėnesį kovo gale įvyko tokios 2 svarbios bylos, tai viena Naujojoje Meksikoje, Meta buvo pripažinta, kad sąmoningai kenkia vaikų psichiniai sveikatai ir slėpia žinoma informaciją apie vaikų seksualinį išnaudojimą savo platformose. Tai tyrėjai tiesiog apsimetė vaikai socialinėse medijose ir gavo tam tikrų ir siekė užfiksuoti suaugusiųjų prašymus užsiimti seksualiniais veiksmais ir taip pat registravo metareakciją. Ir būtent to tyrimo pagrindu buvo įvardinta, kad pats algoritmas ir pats sistemos veikimas kreipia vaikus link seksualinio turinio ir išnaudotojų ir kad Meta sąmoningai ignoravo šitas rizikas, nors žinojo apie jas, nes tiesiog traktuoja vaikus kaip ilgalaikio pelno šaltinį ir neprioritizuoja jo saugumo. Ir kad vėlgi ta amžiaus visa patikra pripažinta kaip fiktyvi. Ir tai Meta pripažinta kalta, jai skirta 375 milijonų JAV dolerių bauda, žinoma, Metas šį sprendimą skųs. Ir tai yra įdomu, kad tai yra pirmasis atvejis, kai Meta pripažinta kalta ne dėl pačio turinio, nes Amerikai labai stiprus tas yra apsaugos mechanizmas dėl laisvo žodžio, ekspresijos ir visą laiką Meta buvo tokia apsaugota, kad nekaltinkim Metos, nekaltinkit platformų dėl turinio, nes jie negali moderuoti viso turinio ir negali prisimti tos atsakomybės. Tai va čia pirmas sprendimas, kuris jau keičia va šitą požiūrį, kad visgi Meta ir platformos turi būti atsakingos, nebūtinai už kokį to turinio vienetą, bet kokį turinį siūlo. Ir antras yra irgi labai svarbi byla, tai KGM arba Kaylee, mergina, kuri padavė į teismą Instagram ir YouTube ir prašė pripažinti jas atsakingas už žalą padarytą jos psichiniai sveikatai. Jis vardijo, kad nuo 4 ar 5 metų jis pradėjo naudotis įvairiomis platformomis ir tai sukėlė jai psichikos problemų, nerimą, depresiją, priklausomybę ir panašiai. Ir pagrindiniai kaltinimai vėlgi buvo, kaip ir anksčiau skirtingais atvejais, tai kad platformos sąmoningai yra suprojektuotos taip, kad sukeltų kompulsyvų naudojimąsi socialiniais tinklais. Tai tiesiog vėlgi tie visi tas nenustojamas naršymas, rekomendacijos algoritmų, automatinis vaizdų paleidimas ir panašiai. Tai šitoj byloj prisiekusi kolegija įvardino, kad platformos yra kaip toks skaitmeninis kazino, kur veikia tie patys mechanizmai ir tyrėjai kalba apie tai. Ir vidiniai dokumentai atskleidė, kad vadovai Meta Instagramo žinojo apie rizikas, žinojo apie kompulsyvų naudojimą, bet nieko dėl to nedarė ir jas slėpė. Taigi vėl, sprendimas, kad Meta ir YouTube kaltos, čia mažesnė bauda paskirsta tarp Metos ir Google, bet čia svarbu tai, kad šitas sprendimas turi reikšmės labai daugybei panašių atvejų ir Kalifornijai, ir visoje Jungtinėje Amerikos valstijose. Tai čia mes iš savo pusės matome vilties, kad prasideda tas reguliavimas, kuris neužkrauna visos naštos ant mūsų gebėjimų ir vaikų gebėjimo kritiškai vertinti, bet iš tikrųjų teikia prašo didesnės atsakomybės iš platformų. Ir man atrodo, tai yra iš tikrųjų svarbus kelias, nes mes dezinformacijos analizė irgi matom, kad iš tikrųjų svarbu tas visas bendras vaizdas, o ne tik tai turinys. Svarbu, jeigu tas yra to žalingo turinio, bet jeigu jisai nėra propaguojamas platformų, tai jisai turės daug mažesnę sklaidą ir daug mažesnę įtaką. Ir trečias, tas saugoti ar nuo turinio, saugoti nuo veikimo. Ir trečias kelias yra saugoti nuo pačių platformų, apie ką čia buvo diskutuota ir minėta, ar iš vis uždrausti. Tai čia tiesiog toksai paminėjimas,
kad taip, jūs visi žinote, kad Australija pirmoji, kuri jau uždraudė ir šiuo metu vyksta vertinimai, vaikų apklausos, kaip jiems tai sekasi. Ir dalyje Europos valstybių tas labai rimtai diskutuojama, kai kur svarstama parlamentuose draudimas nepilnamečiams vaikams iki 16 metų ir kito amžiaus. Ir kokie pagrindiniai argumentai, tai yra iš tikrųjų apie psichinės sveikatos poveikį, dėmesio mokymosi sutrikimus, apie būtent tą priklausomybę skatinantį dizainą. Ir šitas draudimas svarbus tuo, kad jisai argumentuoja, jog individualūs tėvų pasirinkimai, tarkim, vaikams neleisti naudoti socialinėmis medijomis, nėra veiksnūs ir teisingi, nes tuomet tėvai tarsi išstumia vaikus iš tos socialinės erdvės ir kad tai turėtų poveikį, tai turi būti bendruomeninis sprendimas. Tai reaguodama į šios pokyčius Europos Sąjunga pasiūlė jau tam tikrą amžiaus tikrinimo programėlę, nes vienas iš pagrindinių argumentų prieš yra, kad tai yra nesaugu ir kad tai renka per daug duomenų. Tai būtent balandžio 15 dieną visai neseniai jau Europos komisijos pirmininkė paskelbė, kad yra sukurta programėlė, dabar testuojamas jos saugumas, kur tiesiog tai būtų tikras tarpininkas tarp platformų ir žmonių, kur tiesiog įvedus duomenis, nufotografavus, tarkim, asmens tapatybės kortelę, ta programėlė tiesiog įvardinta, ar tu esi tinkamo amžiaus ar ne, ir tada visą informaciją pamirštų, tiesiog duotų leidimą prisijungti prie platformų. Tai yra tam tikras toksai sprendimas tos vienos pagrindinės problemos, kad tai toks socialinių medijų draudimas reikalautų per didelio duomenų sekimo. Bet žinoma, ta programėlė dar tik tai pradės veikti. Ir kritika yra tai, ką jau kolegės ir sakė, kad visų pirma, kad mes apribojom vaikus iš vis ugdytis tą kritiškumą ir kad tėvų atsakomybės įrankiai irgi yra tinkami stebėti vaikus socialinėse platformose. Ir taip pat žvelgiama, kad Australijoje nebūtinai tas draudimas veikia kaip norėta, kad vaikai atranda būdų, kaip jį apeiti ir kad tie renkami duomenys kaip tik sukuria naujų rizikų. Tai čia tas turbūt socialinių medijų draudimo iniciatyva tikrai dar turės daug diskusijų įvairiose tarpuose ir šitokiam forume ir turbūt įvairiose forumuose Lietuvoje. Gerai, kad jinai vyksta mano nuomonė. Bet tai apibendrinant dar šiek tiek sudėti taškus ant i, tai ko mes galime siekti, ką mes kaip Debunk susiduriantis tą dezinformaciją ir bandantis ieškoti būdų, kaip jas mažinti, ką matom, tai tikrai skatinam siekti to patikimo pranešėjo statuso, nes tai gali padėti mažinti to tikrai žalingo turinio. Tai nespręs dezinformacijos problemos, bet būtent matom, kad tą dezinformacijos problemą, algoritmų rekomendacijos problemą gali spręsti Europos reglamentavimas ir čia jau klausimas mūsų politikos formuotojams ir įgyvendintojams, kaip mes galim Lietuvoje pritaikyti tą reglamentą, kaip mes galim stebėti Lietuvoje įgyvendinimą tų platformų, tų bylų, tarkim, ar mes matysim, kad tai, ką jie pasižadėjo, ar yra įgyvendinama ar ne. Tai kaip minėjau, kad turbūt diskusija dėl socialinių platformų draudimo tai tikrai tęsis ir turbūt neliksim nuošaly ir tas europinės diskusijas. Ir kaip jau paminėta, žinoma, atsparų ugdymas yra didelė dalis ir turim stiprinti ir vaikų raštingumą, tai mes irgi matom, kad tai labai svarbu mokyklai ir svarbu integruoti. Visą laiką miniu tą Suomijos pavyzdį, kurį jie mokina statistikos mokyklas ir kartu mokina, kaip galima manipuliuoti statistiką. Ir stiprinti, aišku, žinoma, ir tėvų kompetencijas, kad jie suprastų, kas vyksta ir kokios tos tendencijos šiuo metu socialinėse platformose yra dezinformacijos plotmėj. Tai tiek. Ačiū už dėmesį.